Legendinėje Laisvės alėjoje Kauno informacinių technologijų mokyklai seniai priklauso ne tik istorijos ir kultūros saugotojos vaidmuo. Šiandien tai šiuolaikiška, moderni, inovatyvi švietimo institucija. Nors mūsų mokykla jau šiemet atšventė savo 70 metų jubiliejų, mokykla įkurta 1945 metais, tačiau visus metus ėjo koja kojon su technologijomis, su galimybėmis ir šiemet esame irgi vieninteliai Lietuvoje informacinių technologijų mokykla. Tai mokykla iš tiesų dirba netgi, galima sakyti, 4 kryptimis. Tai turime gimnazijos skyrių, tai irgi yra naujiena profesinėse mokyklose ir į gimnazijos skyrių priimame į visas 4 klases. Tai yra 1, 2, 3 ir 4, tai vadinasi į mūsų mokyklą gali ateiti mokiniai pabaigę 8 klases. Taip pat turim profesinio rengimo puikų skyrių, tai yra po vidurinės mokyklos ateinantis ir aišku ruošiame labai paklausės ir šiuolaikiškas programas. Tapti mokyklos bendruomenės nariu galima vos panorus, tiesiog pasinaudojus labai patraukliu pasiūlymu. Kartu baigti ir gimnaziją, ir įgyti pravarčią profesiją. Nepaslaptis, kad dažnas tėvų galvos skausmas būna, kad vaikas visą dieną prasėdi prie kompiuterio. Tai irgi norėčiau pasakyti, kad jeigu jūsų vaikas ne tik sėdi ir žaidžia prie kompiuterio, bet jisai kuria, maketuoja, bando programuoti, kompiuterį šardo arba vėl sudeda, tai galbūt jį verta tikslingai tiesiog nukreipti į tam tikrą kryptį ir tada tie kompiuteriniai dalykai gali tapti jo gyvenimo įrankiu ir padės jam ir pačiam kūrybiškai skleistis ir uždirbti pinigų. Baigusių vidurinės mokyklas laukia išties viliojanti perspektyva. Profesionalas nedelsant ir kokybiškai, vos per 1 metus. Dirbti mūsų mokiniai gali pačiose įvairiausiose įmonėse, tai ir biudžetinėse, ir privačiose. Jeigu yra kompiuteris arba daugiau kompiuterių, tai aišku reikalingas kompiuterių prižiūrėtojas. Žmogus, kuris sujungia kompiuterius į vieną tinklą, kuris atnaujina programas ir taip toliau. Jeigu žmogus turi menišką gyslelę, tai žinoma, tuos menus galima susijęti su technologijom, galima dirbti reklamos agentūrose, dizaino agentūrose, žiniasklaidoje, viešinime, tai yra tai, ką sukuria multimedijos specialistai. Todėl dėsninga, jog pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo siekimas profesinėse mokyklose tarp skaitmeninių jaunuolių vis populiaresnis, vis daugiau norinčiųjų mokytis anksčiau, gimnazijos klasėse. Nuo 14 metų mokinukai jau programuoja, kuria tinklapius, juos administruoja ir taip tobulina savo žinias IT srityje. Pasirinkę mūsų mokyklą, jie tikslingai renkasi tas specialybės, kuriuose gali plėsti savo žinias. Tai mūsų mokykloje mokosi 9 ir 10, jie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir per įvadas į profesiją pamoką susipažįsta su specialybėmis. Tai yra kompiuterinių tinklų derintojo, multimedijos paslaugų teikėjo, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus bei sekretoriaus mokymo programomis. 11 klasėje mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesijomis ir gali rinktis taip pat šias specialybės. 9 Vytautas gyva ką tik pasakyto iliustracija. Vaikinas čia konkrečiai dėl programavimo specialybės. Aš norėčiau užaugęs būti žaidimų kūrėjas, kurti žaidimus. Tai šią mokyklą radau iš interneto. Pasiskaitęs mokyklos atsiliepimas, susidariau didelę nuomonę labai gerą. Tad nusprendžiau įstoti ir šitą nuomonę atsipirko. Skirtumai atsiveriantys tarp elementarios informacinių technologijų disciplinos vidurinėje ir profesinėje mokykloje, anot informacinių technologijų mokytojo metodininko Vytauto Boskos, ryškūs. Programavimu realiai mokiniai susipažinsta jau bendrojo lavinimo mokyklose 5-6 klasėse. Bet mokiniai, kurie įstoja į mūsų mokyklą po 10 klasių ir pasirenka IT specialybės kryptį, programavimo mokosi dar papildomai 3 metus. Šito dalyko nei vienoje vidurinėje mokykloje tikrai nėra. Žiūrint iš kitų programavimo dalykų, tai be programavimo C++ programavimo aplinkoje mes dar mokomės programuoti ir HTML, PHP, CSS programavimo kalbomis. Tai yra IT dalykų mūsų mokykloje tikrai yra žymiai daugiau negu, tarkim, bendrojo lavinimo mokyklose.
Na, o mokyklos profesinio mokymo skyrius, detaliai analizuojantis darbo rinką, profesijų poreikį, įgyvendinantis naujas programas ir inovacijas, šiuo metu vykdo 3 krypčių mokymo programas – apskaitos ir finansų, rengiami apskaitininkai ir kasininkai, taip pat bankinių operacijų tvarkytojai, sekretorių ir kontoros darbo programoje sekretorių bei kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus. Paaiškėjus milžiniškam informacinių technologijų specialistų poreikiui, parengtos 4 naujos modulinės programos. Kompiuterių tinklų derintojo programa, multimedijos paslaugų teikėjo programa, žiniatinklio programuotojo ir mobiliosios elektronikos taisytojo programa. Jeigu kalbėti apie poreikį, tai per metus darbdaviai pasiūlo apie 2000 darbo vietų IT specialistams. Poreikis tikrai yra didelis ir įvairių sričių darbuotojų. Kadangi mokymasis visą gyvenimą iš teorinio teiginio virsta vis apčiuopiamesnė tikrovė, Kauno informacinių technologijų mokykloje mokosi ir suaugusieji. Jiems persikvalifikavimo kursai. Tas pačias naujas modulinės programas mes pritaikėm suaugusių mokymui. Jau turime absolventų, kurie tiesiog įkūrė savo įmonės, turi savo verslą, turi kompiuterių remonto įmonės ir jie mūsų kursais yra patenkinti. Čia multimedijos kabinetas, kuriame mokomasi dirbti su videomontažo programomis, iš paprasčiausių vaizdo įrašų montuoti reklamą, vaizdo klipą ar kitokio pobūdžio siužetą. Profesinėse mokyklose tai yra pirmoji tokio pobūdžio programa. Programa yra plati, apima be galo daug sričių, nes multimedija tai apima ir vaizdą, ir garsą. Tai mes mokomės ne tik video vaizdo montažo, mokomės ir grafinio dizaino, mokomės dirbti su grafiniais elementais, mokomės animacijos, projektuoti dvimačius, trimačius erdvinius kūnus, kūrėme internetinius puslapius, internetinės elektroninės parduotuvės, net ir mokomės taisyklingai filmuoti, fotografuoti. Tai labai plati sritis ir labai baigę šią specialybę mokiniai turi plačias galimybės, kadangi kiekvienas gali pasirinkti savo patinkančią sritį ir ją gali plačiai pritaikyti tiek reklamų srity, tiek televizijos srity, internetinių puslapių kūrimų srity. Dirbame ir fotostudijoje, turime ir žalią ekraną, mokomės, kaip nusifilmuoti žaliame ekrane, kaip taisyklingai susistatyti apšvietimą, išvengti nereikalingų šešėlių, po to bandome tos objektus išimti iš žalio ekrano, patalpinti į kitą kompoziciją. Naudojame net ir droną, su kuriuo mokome moksleivius skraidyti, išmokti, kaip jį reikia valdyti ir po to bandome užfiksuoti įvairiausius objektus, pasidaryti savo įdomios vaizdo medžiagos, kurią vėliau galime sumontuoti ir redaguoti klasėje. Pasirinkau multimediją, nes tikrai yra paklausi ir plati specialybė, kuria išmokama labai daug ir programavimo, ir tinklapių kūrimo, ir filmavimo, ir medžiagos karpimo, tiesiog daug. O pabaigus šią specialybę tikrai net nereikia universiteto baigti, kad galėtum įstoti į kokį nors mėgstamą darbą, nes po tos mokyklos baigimo yra lengva susirasti darbą. Tinklapių kūrimas ir vaizdo montavimas. Jau dabar aiškiai apibrėžia netrukus beprasidėsiančią darbinės veiklos kryptį Rimas, o Jonas, jau turintis universitetinį išsilavinimą, prisipažįsta nustebęs, kiek daug šioje mokykloje radęs. Atėjęs į šitą specialybę, save gavau išbandyti ir gavau tokios patirties, kur niekada nesapnau, kad gaučiau, ir tokios praktinės patirties, pavyzdžiui, piešimas. Kas vėlgi negalvotum, kad gali piešti, bet tai yra labai įdomi patirtis ir tiesiog supranti, kad tai koncentracija ir programavimas ar piešimas, vis tiek reikia koncentruotis, vis tiek reikia būtent susikaupti ir tiesiog atrandi to, ko prieš tai neatrastum. Ir po to, pavyzdžiui, namuose pradedi spies, galvoji, kaip savo logotipą kokį susikurtum. Jeigu pradedi eiti gatvę ir analizuoti logotipus, sakykime, gatvės iš grafinės pusės, kodėl tinka spalvos, kodėl netinka. Galbūt
prieš tai aš eičiau ir tiesiog matyčiau gražus ar ne, o dabar gali, kadangi mokykloje paaiškina, gali pagrysti savo nuomonę, kodėl yra, kaip daryčiau kitaip, kodėl nedaryčiau taip, ką iš kliento pusės reikėtų, ką iš verslo pusės daryti. Kadangi tai yra profesinė mokykla, tai mes įgavom praktinių žinių, kaip tą kūrybiškumą išpildyti. Nes multimedijos paslaugos yra tokios paslaugos, kuriuose reikia tiek fantazijos, tiek ir techninės pusės, kad ją išpildytum. Ir jeigu tau fantazijos, sakykime, nelabai yra tai prie širdies fantazuoti ar kurti idėjas, tada pilnai save gali realizuoti grinai techniniai pusė, iš praktinės pusės. Ar tai būtų montavimas, ar tai būtų programavimas. Ar ne? O jeigu, sakykime, tau nenori apsiriboti techninę pusę, tau labiau idėjos, pats vaizdas, koncepcijos, tuomet gali būtent vėlgi labiau eiti į tą linkmę ir domėtis pačiom idėjom viską ir per kolegas bendrauti ir tada jau žiūrėti, kaip tai įgyvendinti praktiškai. Tomui multimedijos paslaugų teikėjo diplomas įteiktas jau pernai. Šiandien jis sėkmingai darbuojasi reklamos srityje. Ketina tęsti studijas užsienyje, bet tvirtą profesinį pamatą paklojusios Kauno informacinių technologijų mokyklos neužmiršo. Kaip vienas iš geriausių mokinių vykau į Portugaliją atlikti praktiką. 1 mėnesį gyvenom Fundao mieste, dirbome PC Medic įmonėje, kuri yra turbūt savo rinkoje ir savo šalyje didžiausia kompanija, užsiimanti interneto tiekimu. Jie buvo nustebinti, kaip greit mes dirbam ir kaip kokybiškai, nes pas juos dirba firmoje 150 žmonių, bet tas skyrius, kur mes buvom priskirti, tai per savaitę laiko nudirbom 2 mėnesių darbą. Vaikinui smagu šnektelti ne tik su dabartiniais mokiniais, bet ir buvusiais mokytojais, kaip lygus su lygiu. Visi dabar praktikai, klausti, diskutuoti, ginčytis. Apskritai alumnai, taip juos derėtų vadinti, dažni svečiai, kaip ir kompiuterių ir organizacinės technikos operatorius, vėliau pasukęs tiesiai į Karo akademiją. Dalyvavęs esu tarptautiniuose projektuose, tokia kaip Foreigns, kurie vyko tiek Turkijoje, tiek Lietuvoje. Ten tarp 4 valstybių susipažįsti su 4 kultūrom, su jais bendrauji, darai bendrą veiklą ir tiesiog tu tobulėji. Išlaisvini savo protą ir kūrybiškumą ir stumi save į priekį, neužsidarydamas savyje ar tarp 4 sienų. Taip nutiko, kad kitam absolventui mokykla tai ir pirmoji darbo vieta. Pareigos – Kauno informacinių technologijų mokyklos kompiuterių tinklų derintojas. Šiuo metu tai prižiūriu mokyklos tinklą, dirbu pagrindinę prie tinklo, kad viskas sklandžiai veiktų, prižiūriu kompiuterius. Aš asmeniškai daugiau prie internetinio saugumo man labiau patiko, ypač šitas modulis vadinamas kibernetiniu saugumu. Man labiau asmeniškai patiko tai kibernetinis saugumas, kadangi tai modulis buvo, kurio net nesitikėjau, kad jisai bus ir tikrai traukė, buvo įdomu, buvo tikrai smagu ir šiaip stengiuosi vis tobulinti toliau žinias. Kompiuterių tinklų derintojo programa, išsamus profesijos mokytojas Andrius Zykas, apima 3 tinklų modulius – nuo duomenų perdavimo iki funkcionavimo. Trečiame tinklų modulyje apimdami mes nuo fizinio sujungimo iki pilno tinklo funkcionavimo stengiamės įgyvendinti savo sukurtus mini projektus, mini užduotis. Tai yra tinklą, kurį turi sujungti, sukonfigūruoti, suprasti, kaip jis veikia ir pateikti, tarkime, darbuotojai, kad juo naudotųsi. Mobiliosios elektronikos taisytojo programa šviežutėlė naujiena, rengiami pirmieji specialistai, o šie graibstite graibstomi. Štai nespėjo Bronius pradėti praktikos ir sulaukė kvietimo pasilikti. Ką išmoko, išsyk pritaiko. Dirba ir džiaugiasi. Džiaugiasi ir mokytojai, ugdytinių paklausą regėdami. Atėjęs čia, tu gauni kažkokius pagrindus, kurie šiuo laiku yra reikalingi, bet eidamas dirbti visą laiką tu mokinsis kažką naujo ir nebus toksai monotoniškas darbas, kaip vos ne patirsi visą laiką kažkokią naujovę, išardęs telefoną naują, pavyzdžiui. Taip ir manau, kad geriausia tokia specialybė dėl to. Ir sužinai, kad kuo telefonas skundžiasi, išgirsti ir išmoksti jį ardyti ir
sudėti ir kaip tu įjungi telefoną ir jis veikia, tas yra labai džiugu. Kaip pats įjungi telefoną ir pamatai tą ženklą, kaip pas mane, kaip tvarkau tą Apple firmos visus telefonus, tai pamatau baliuką, tai galvoju, aš dievai. Ruošiame specialistus, mobiliosios elektronikos taisytojus pagal iš tikrųjų tokią naują programą ir tikrai vieninteliai Lietuvoje pagal naują tokią specialybę ruošiam būtent mobiliosios elektronikos taisytojus. Tai va. Ir pagrindinis dalykas, ką jie turi padaryti, tai iš tiesų gebėti nustatyti ir šalinti mobiliosios elektronikos įvairių įrenginių galbūt tuos programinius ir techninius defektus. Kadangi šiuolaikinis jaunimas, tikrai šiuolaikinį kartą naudoja daug telefonų ir iš tikrųjų visi išmanėjame, taip kad darbo niekada nepritruks ir iš tikrųjų visą laiką, kuo telefonas yra išmanesnis, tuo ir daugiau pasigedimų yra. Tai va. Tai praktiškai pas mus, kaip sakyti, mes bendradarbiavom su įvairiomis įmonėmis mobiliųjų telefonų taisymo ir iš tikrųjų tų specialistų visą laiką reikia. Geros naujienos, atrodo, lenktyniauja tarpusavyje. Ir štai, per 1 metus parengiamas žiniatinklio aplikacijų programuotojas. Mes ruošiame taip pat žiniatinklių programuotojus, specialistus, kurie galės dirbti su turinio valdymo sistemomis, su duomenų bazėmis. Taip pat mes paliečiame programavimo kalbas taip ++, taip pat Java iš tikrųjų ir principe vėlgi nedaugelis mokymus įstaigų gali pasigirti tuo, kad iš tikrųjų mokinius moko kurti mobilias aplikacijas, programėlės. Tai mes šitoje srityje, kaip sakyti, išmokę programavimo pagrindus, mes jau pradedame kurti tokias, kaip sakyti, mobilias aplikacijas, programėlės. Tai apima, kaip sakyti, pagrindus tokios programėlės kūrimo, taip pat mes ir Google Maps naudojame, vietos nustatymą, sukuriam naują įrašą, išsaugom duomenų bazėje, tada jį redaguojam, peržiūrim. Klaidas būsimasis žiniatinklio aplikacijų programuotojas. Mokykla kaip tik ir rinkosi dėl tos priežasties, kad ji vienintelė profesinė rengianti tokius specialistus. Na, o kadangi mokykla įgyvendina projektus pagal Erasmus Plus programą, mokiniai kartu su mokytojais turi galimybę stažuotis užsienyje. Šiais metais jie pasinaudojo 16 ugdytinių ir 6 pedagogai. Žinia, stažuotėmis projektinė veikla neapsiriboja. Šiais metais taip pat bendradarbiaujame su Islandija ir Norvegija ir kartu kuriame naują skaitmeninio saugumo mokymo modulį, kurį planuojame integruoti į mokymo programas jau esančias, tai tiek mes, tiek mūsų partneriai. Ir iš tikrųjų tai gan novatoriškas projektas, kadangi tokio tipo, tokios ryties mokymo programų tiek Lietuvoje, tiek universitetuose, tiek kolegijose iš tiesų nėra. Manau, kad tarptautiškumas mokykloje jau yra nebe siekimybė ir nebe tikslas, tai yra realybė ir būtinybė, nes dažnai profesija neapsiriboja vienos valstybės sienomis. Kauno informacinių technologijų mokykla, su pasididžiavimu tarė jos vadovas Juozapas Dambrauskas, viena seniausių Lietuvoje. Įžengusi į garbingą 8 veiklos dešimtmetį, pradžioje rengusi tik kino mechanikus, vėliau ryšininkus, o pasaulį užvaldžius informacinėms technologijoms, taip ir pasivadinusi Informacinių technologijų mokykla. 2015 metais prie mokyklos dalininkų įsilieja europarlamentaras Antanas Guoga, kuris pasakė, kad sieksiu, kad ši mokykla būtų geriausia Lietuvoje skaitmeninių technologijų mokykla. Mokykla tapo tarptautinio savanoriško nemokamo programavimo klubų nare. Tai klubų tinklas, kuris jungia daug šalių. Lietuvoje tas tik dar prasidėjo ir tame klube mokosi mokinukai nuo 7 iki 17 metų nemokamai.
Gali būti, kad dabartiniai pradinukai vėliau taps šios mokyklos ugdytiniais. Nuoseklus, kryptingas darbas visuomet vainikuojamas rezultatu. Dar daugiau, be informacinių technologijų specialistų rengimo, darbuotojų perkvalifikavimo, išskirtiniai bendradarbiavimo ryšiai švietimo įstaiga sieja su informacinių technologijų gamintojais. Atsirado pas mus Cisco akademija, tai vieno galingiausių turbūt kompiuterinių tinklų gamintojų akademija. Na, o paskutinis mūsų pasiekimas tai yra Red Hat akademijos atidarymas. Red Hat irgi viena galingiausių pasaulyje, jeigu ne galingiausia kompanija, kuri Linux programinę įrangą. Ši akademija yra skirta IT profesionalams, neturintiems pagrindų su Linux programinę įrangą. Na ir noriu pasakyti, kad tokia akademija Lietuvoje yra pirmoji. Bet tai yra ne vien Lietuvoje, bet ir visoje Europoje, tai yra pirmoji Red Hat akademija. Profesija moderniai ir aukščiausiame lygmenyje. Tokia Kauno informacinių technologijų mokyklos realybė. Ką tai reiškia? Jos mokiniai žino. Būsimieji netruks patirti. Primename, kad šią ir kitas nuo amato iki verslo laidas žiūrėkite jums patogiu laiku TV3 Play galerijoje.